Oskaras Milašius, lietuviškos pasakos. Pasaka Krikštamotė. Gyveno kartu varguolis su pačia. Veltui ieškojo jo darbo, dieną naktį meldė dangų pagalbos. Ir kasgi nutiko? Dangus padovanojo jiems vaikelį. Labai juodu apsidžiaugė, bet vis dėlto susirūpinę ėmė tartis. Kągi dabar daryti? Kaip mums gelbėtis iš bėdos? Sakė tėvas. Juodą vargą brendam, dūsavo motina, kaipgi krikštysim kūdikį, neturėdami nė sudilusio skatiko. Ir juodo ėmė ieškoti krikštatėvio ir krikštamotės. Tačiau nors neturtas, neida, visi kaimynai atsisakė tos garbės. Vieną rytą jaunasis tėvas išėjo anksčiau nepaprastai, ketindamas prirašyti į krikšto tėvus pirmą pasitaikiusi vyriškį ir moteriškį. Iš pradžių jis sutiko vyriškį, sutarta. Trumpai drūtai atsakė nepažįstamasis. Radus krikšto tėvą reikėjo dar suieškoti krikštamotę. Ir štai iš kapinių išeina pažiūrėti maloni ir kukli jauna moteris. Paprašyta į droviai sutinka ir kuo lipšniausiai nusišypso. Krikšto dieną krikštatėvis beldžiasi į pirkelės duris, nešdamas maiše 6 svarų duonos kepalą ir 3/4 butelį vyno. Po valandėlės įžengė krikštamotė, apsikrovusi dovanomis ir lydima didelės svitos. Dar niekada sodžioje neregėtos tokios šventės. Po vaišių, kuriamis pasibaigė ta graži diena, svečiai išsivažinėjo po namus, o krikštamotė liko viena su jaunaisiais tėvais ir kūdikiu. Iš tiesų nebežinau nė kaip jums atsidėkoti, tarė jį rausdama. Jūsų pasitikėjimas ir gerumas sušildė man širdį. Sunku apsakyti, kaip sujaudino mane ši graži šventė, kurioje mano atiteko toks mielas ir toks neįprastas vaidmuo. Ak, ponė, ką jau ką, o mus tikrai sutrikdė visos tos malonės, kuriomis teikėtės mus apipilti. Patikėkite, mieloji krikštamotė, kol gyvi būsime, jums be galo būsime dėkingi. Gyvi, gyvi, sukugždėjo krikštamotė nusišypsodama taip meilingai, kad net pernelyg iškišo dantukus. Beje, labai dailius. Pone, esate tokia jauna, žavi, regis nieko jums netrūksta, o veidą temdo slaptas liūdesys. Tokia jau Dievo valia, kad jis būtų slaptas, sušnibždėjo gražioji krikštamotė, nuleisdama akis. Vos tik pasisakysiu, kuo esu vardu, ir tarp mūsų neliks jokios paslapties. Aš esu giltinė. Pone, nurimkit, mano gerieji bičiuliai, jums nėra ko bijoti, bent šią akimirką, ar veikiau artimiausia. Nesenoji dėja jau prabėgo, atsiduso giltinė. O ponia, juk mes vargdieniai ir tie ryšiai, kurie sieja mus su gyvenimu, labai netvarūs. Taip, žinau, betgi taip likimo skirta, kad visi manęs bijotų ir nekęstų. Ir mano gerumas, kaip ir žiaurumas, žadina tik liūdesį ir pasibaisėjimą. Netrukus jūs mane prakeiksite, nes aš dovanoju jums šlovę, garbę ir turtą. 3 dalykus, kurie, kurstydami besaikę meilę jūsų kuriamam pasauliui, daugelį gyvųjų nuvaro į kapus. Šlovę, garbę ir turtą? O ponia, kaip gerai, kad mes nepabūgome ir šaukėmės jūsų. Deja, mano gerieji bičiuliai, nuodai jau ima veikti. Bet kartoju, nieko nebijokite. Kad jūsų neištiktų pernelyg žiaurus likimas, mano valia, toji garbė, šlovė ir tie turtai atiteks jums kaip atlygis už dorą ir naudingą darbą. O ponia, ką jūs turite galvoje? Juk ne savo noru mes ir taip ilgai gyvaliojame be darbo. Puiku. Štai ką aš jums siūlau, sukuždėjo krikštamotė, pasilinkdama blyškų veidelį prie jaunojo tėvo. Tamsta įsitaisysi gydytojo drabužį ir kepuraitę.
Kai ateisi pas ligonį, aš pasirodysiu. Aišku, tik tamstai vienam. Arba galvūgalį, arba kojūgalį. Jei pamatysi mane galvūgalį, vargiai tai liks tik tai susirašyti testamentą. O jeigu kojūgalį, galėsi paskelbti, kad jis tikrai pagis. Apdovanotas tokia nepaprasta aiškiaregystė, tamsta veikiai nurungsi geriausius mokslo vyrus ir aš jau dabar matau tamstą išrašant savo mikstūras visiems turčiams ir dvasiniams bei laikiniems šios žemės valdovams. Užsimovusi be pirštės pirštinaitės ir tūptelėsi, mieloji krikštametė tankiais žingsniukais ištipeno pro duris. Netrukus ir prabangiuose rūmuose ir šiaudinėse pastogėse imta kalbėti apie naują žvaigždę, kuri pasirodžiusi mokslo padangėje. Išganingų spindesių užtemdė visus dabarties ir praeities medicinos šviesulius. Vos tik metė žvilgsnį, jaunasis gydytojas paskelbdavo nuosprendį, įžiebdamas vilties kibirkštį arba paveldėtojų, arba palikimo savininkų širdyse. O labiausiai gerbė jį žmonės už nepaprastą nuoširdumą, tiesų žodį ir elgesį žadinantį ir baimę, ir pasitikėjimą gydytojų. Sakydavo jis tik taip arba ne. Pirmoju atveju atsisėsdavo ligonio galvūgalyje ir grąžindavo jam gyvybę. Antruoju tardavo užuojautos žodžius ir eidavo į duris, lydimas paveldėtojų dėkingumo ir kenčiančiųjų nuostabos. Praslinko keli mėnesiai ir mūsų gydytojas su tokiu stebėtinu sąžiningumu, o sykiu ir neprilygstamu apsukrumu sugebėjo pelnyti savo kuklę, bet garbingą padėtį ir maloniai naudotis jos privalumais. Bet netrukus širdin įsismelkus didybės ir gobšumo demonui, jis ėmė tartis pats vienas, iškilęs į tas aukštybės ir panūdo kuo greičiausiai išgarsėti viename tų šios žemės viešpačių dvarų, kuriuos minėjo jo taurioji ir nepaprastoji bendrininkė. Pagaliau nutiko nekantriai laukta proga. Susirgo didžiojo kunigaikščio vyresnioji duktė ir valdovas įsakė pakviesti mūsų iškerigį į pilį. Šis skuba pas valdovą ir randa ponę Giltinę kunigaikštytės galvūgalį. Jis meldžia krikštamotę persėsti į kitą vietą, kad netrukdytų išgydyti ligonės. Už tai tikėjosi didelės naudos. Tačiau valiūgė užuot ką nors atsakiusi, tik žaviai nusišypsojo, parodydama jam visus 32 dantukus. Tuomet tariamasis gydytojas griebėsi gudrybės. Liepė padaryti sukamą lovą. Reikėjo tik nuspausti mygtuką ir nelemtoji Giltinė stovinti galvūgalį atsidurdavo ligonės kojų gale. Tas paikas žaidimas ilgainiui nusibodo gerai krikštamotei, ji pasitraukė netverdama apmaudu, o netrukus paliko rūmus ir mūsų gydytojas didžiuodamas į savo pergalę ir po skvernu glostydamas storai prikimštą kapšą. Vos tik jis atsisėdo užstalėje priešais pačią ir vaiką, kažkas pabarbeno į duris. Tai geradarė atėjo pamiluoti vaikelio. Išgloščiusi, išbučiavusi krikštasūnį, įteikėsi pasivaišinti gardžiausiais pietumis, o paskui pasivadino gydytoją į šalį ir patarė gultis į patalą ir pailsėti ramybėje nuo sunkių, nemiego naktų, ką tik tai praleistų prie ligonės. Nelaimingasis, svajojęs anaiptol ne taip apie amžiną atilsį ir šįsyk išsisuko iš bėdos, pasiprašė savo jauną ir žavę globėją palūkėti dar 3 dienas, kad spėtų pasidirbinti grabą, prideramą tokiam garsiam gydytojui. Grabas buvo padarytas pagal jo norą ir nurodymus, o įnešus grabą į vidų, jis atsigulė kniūpšęs, priešingai neįprastai. Pone, aš negaliu tamstos užmigdyti, tarė krikštamotė. Prašom atsigulti padarią pozą, kad tamstai pačiam būtų patogu.
Nelaimingasis apsivertė aukštielninkas, bet grabo būta taip sumaniai padaryto, kad gulinčią pozą buvo neįmanoma užvožti dangčio. Pasidarbavusi valandą kitą, Giltinė pagaliau neteko kantrybės. Liepė gydytojui keltis ir pati išsitiesė grabe, rodydama, kaip jam pridera atsigulti. Gudruolis, išvydęs Giltinę tysant grabe, beregant užkalė dangtį, įvertė kerų dėžę į vežimėlį ir šuoliais nudardėjo miškan jos laidoti. Prabėgo 7 metai ir niekas šioje žemėje nesisveikino su pasauliu. Savaime suprantama, visi tikėjosi, kad tai sumanaus gydytojo eleksyrai daro stebuklus. Prieita prie to, jog žmonės, apsipratę su nemirtingumu, ėmė jam skųstis nuobodžiu gyvenimu. Ir štai kartą vaikigaliai miške ganydami karves išgirdo lyg kažką raudant po žeme. Jie šoko kasti ir apstulbą pamatė iš atkasto grabo išlipant jauną moterį, gyvą gyvutėlę, bet visiškai sudžiūvusią. Nuo tos dienos Giltinė ir vaizduojama kaip skeletas. Maloniai šypsodama, kaip visada, vargšelė padėkojo mažiesiems išvaduotojams ir nuėjusi atsisėdo ant kelmo unksmingoje alėjoje prie gydytojo namų. Kai tik šis pasirodė, jie apsimetė pavargėlę, gavo išmaldos ir paprašė dėl Dievo meilės sukalbėti už ją poterius. Jaunasis gydytojas mielai sutiko, bet nespėjęs ištarti nė amen, užmigo amžino miegu užliūliuotas moters, kuri daugel metų beviltiškai mylėjo jį slapčia, kaip mylimasis gyvenimas.